Na, nuo šiandien kiekvienas eidamas pro šalį galės pasigrožėti autoriaus Mindaugo Junčio sukurta bronzinė tikroviškų proporcijų skulptūra, vaizduojančia puikiai pažįstamą ir mūsų mylimą aktorių Donatą Banionį, sėdintį ant suoliuko su knyga rankose ir žvelgiantį į priešais nutūpusią gervę, kuri simbolizuoja auksinės gervės apdovanojimą įteiktą aktoriui 2008-aisiais už nuopelnus kine. Gerą dieną, gerbėmieji, svečiai, druskininkiečiai, čia susirinkote, tai tiek daug tikrai nesitikėjau. Aš labiausiai tai esu pritirinktas tuo, kad ponas Lubys sugalvojo čia pastatyti tą mano, dar jo nepačiau, kad tą Banionį, kuris atsidėjo, tai su virvelė. Tai va, aš labai dėkingas labiausiai, žinoma, Lubiui, ponui Lubiui. Tai už tai, už tą sumanymą ir už tokį garbę didžiulę, kurią dabar turėtų šitą gervelę, matysim, kad dar nemačiau. Todėl labai dar kartą dėkoju, kaip ponui Lubiui, svarbiausia, visiems kitiems druskininkiečiams, mano žiūrovams, kurie žiūrėjo mano filmus ir kurie mane prisimena ir žino, Banionis. Labai ačiū ir žiūrėsim, pamatysime Banionį. Ačiū. Labai diena. Džiaugiuosi, kad man teko galimybė kurti žinomą visiems darė Donatą Banionį. O apie kūrimo, šiaip nesmagu be abejo buvo bendrauti su Donatu. Buvom susitikę kelis kartus, aišku, ir labai smagiai pabendravome ir manau, kad nepatiks tas kūrinys, ką mes padarėme, galima sakyti kartu. Tai tiek gero. Ačiū. Atėjo laikas pačiam iškilmingiausiam šio renginio momentui. Atidengti skulptūrą kviečiu Druskininkų savivaldybės merą Ričardą Malinauską ir Druskininkų garbės pilietį koncerno Achemos grupė prezidentą Bronislavą Lubį.